Sveiki visi, taigi šiandien pakalbėsime apie temą, kuri opi visiems, bet nekalba niekas, kaip susirasti merginą ir ką daryti, jeigu norisi sekso. Taigi likite su manim ir pradedam. Taigi, šiandien pakalbėsime apie temą, kuri labai opi Norvegijoje. Nemačiau, kad kas nors apie tai šnekėtų, taigi nusprendžiau pašnekėti aš. Apie tai galvojau jau senai ir vis neapsisprendžiau, nes galbūt kažkas pradės straikus mėtyti ir prisidarysiu bėdų, bet visgi nusprendžiau rizikuoti. Taigi, kodėl aš nusprendžiau kalbėti šitą temą? Todėl, kad tarkim, verslo sėkmė ir labai svarbus aspektas vyro gyvenime yra meilė, antra pusė, santykiai ir be abejo intymus lytinis gyvenimas. Tai yra ne mano išmislas, tai yra moksliškai įrodyta, tai visi sėkmingiausi ir turtingiausi pasaulio žmonės šalia turėdavo savęs antrą pusę. O kadangi aš esu Norvegijoje, tai kalbėsiu apie tai, kas vyksta Norvegijoje. Pirmiausia, aš esu Bergene, gyvenu Bergeno mieste ir čia, kaip žinot, irgi yra įvairių būdų, kaip susirasti merginą. Vieni tikriausiai atvažiuoja su antrom pusėm, ar su vyrais, ar su žmonėm, ar su draugiam, ar su draugais. Kiti atvažiuoja vieni. Jeigu tikėti statistiką, išsiskiria per pirmus metus berods 70% porų. Ar taip yra, aš nežinau. Galbūt taip ir yra. Statistika meluoja ar nemeluoja, šiuo atveju negalėčiau pasakyti, bet kad daug žmonių atvažiavę pas skirtingas keliais, tai tikrai esu girdėjęs ir ne vieną kartą. Taigi, jeigu esate vyras, kadangi aš esu vyras, tai kalbėsiu iš vyriškos pusės ir kadangi pragyvenau ne vienus metus ir pats praėjau tuos etapus ir ne visus, aišku, apie kuriuos šiandien kalbėsiu, bet paliesiu visus aspektus. Pirmas dalykas, ką jūs, jeigu esate vyras, vaikinas, susirasti merginą. Pirmas būdas yra klubai, restoranai, klubai, dažniausiai naktiniai klubai. Bergene yra jų tokių galbūt geresnių keli, tai yra Riks, yra Biblioteken, yra aišku ten visokių daug dabar naujų, aš jau labai senai nebuvęs, tai net ir pavadinimų nežinau, ir vienas gal turbūt iš populiariausių Zacharias Bryggen, tas Fishbaris vadinamas. Čia jūs galite sutikti lietuvių, lenkių, rusių, ukrainiečių dabar nemažai yra ir tai yra viena iš pirmas būdas susirasti merginą. Antras būdas yra socialiniai tinklai, tokie kaip, aš nedarysiu čia dabar reklamos, bet kadangi tai yra populiariausias Lietuvos pažinčių puslapis, tai niekam čia nepaslaptis ir nereklama. Tai yra Draugas.lt, yra tokia lietuviška pokalbių ir pažinčių svetainė, yra ir mobili aplikacija, yra ir internetinė, ir internetu, sakykim, per kompiuterį. Ir čia labai didelis pasirinkimas merginų, moterų. Galbūt jų Norvegijoje nėra tiek daug, bet jeigu bent jau pabendrauti, pasirašinėti su kažkuo lietuvišku, tikrai yra smagu ir faina. Kartais ir aš naudodavausi šitą programėlę, bet kažkaip neradau savo antros pusės kaip vienas, tai nusprendžiau daugiau nenaudoti jokių tokių socialinių programėlių ir jokių pažinčių. Toliau, yra tie visiems žinomi Tinderis, Badoo, dar ten visokių kažkokius prikurta, ten norvegiškas, Mota Plasen, man atrodo, ar kaip jį ten vadinasi, mačiau reklamą išmestinėję dažnai. Date Kiss ar dar kažką ten Facebook'e mačiau reklamuoja dažnai ir
nebuvau užėjęs, nežinau, tokiam kaip Tinderį badų, nežinau, gal aš nemoku susikurti, gal ne fotogeniškas esu, gal baisiai atrodau, bet niekada nepavyko nieko suvilioti. Ir tiesiog ištryniau jas ir nebenaudoju visiškai, bet ten tikrai dabar yra daug ukrainiečių prie, daug, kiek iš kitų žmonių girdžiu, tai daug ukrainiečių, daug tokių imigrančių privažiavusių, tikrai galima susirasti kažką tai nuo jaunų iki vyresnio amžiaus moterų. Toliau, aišku, nelabai gal norėčiau liestis šitą temą, bet paliesim jau, jeigu kalbam, tai kalbam apie viską. Jeigu norisi sekso, ką daryti. Taigi įdėsiu atkarpą iš video, kur parodysiu, kur pirmiausia galite susirasti. Ten yra pačias blogiausias dalykas, ko aš jo nerekomenduoju, bet jeigu labai reikia, labai skubiai, aš pats žinau, kaip vyras, man kartais be sekso būna raunu stogą, nors sienom lipk, kad palangas graužk ar dar kažką daryti, būna beprotiškai sunku. Ir tai aš nesu tuo naudojusis, bet esu matęs ne vieną kartą ir esu girdėjęs žmonių, kurie naudojasi tai dabar eikit, dabar pasižiūrėkit, tikriausiai atpažinsit tą vietą ir čia galite rasti greičiausiai. Pigiausias ir greičiausia gauti čia va. Tikiuosi žinot šitą vietą. Šeštadienį, savaitgalis, penktadienį, šeštadienį vakarais, jeigu reikia, visada čia stovi, bet dabar jos kažkaip naujų mačiau privarė, jos stovi, bet čia va, kur tas vyrukas tarp šitų langų, va čia va galima. Ir reikia tartis. Aš nežinau, neteko man naudotis, bet matau dažnai. Taigi greičiausiai jau pasižiūrėjote atkarpą, kur stovi mergaitės, merginos, jeigu taip galima įsireikšti. Ir ten galima ta greitoji pagalba. Taip pat yra internetiniai visokie puslapiai. Nenoriu čia reklamuoti, kad neužblokuotų manęs, nes sakysiu angliškai, bet pasakysiu lietuviškai. Kai įsiversit į angliškas žodžius ir tikrai rasite. Parašykit paieškos sistemose tikrasis eskortas Bergenė ir jums išmes visas pasiūlymus. Kainos nežinau, esu girdėjęs ir 1000 kronų, kaip ten tas jo skaičiuoja, aš nežinau. Kiek ten, kas ten, kaip, jūs patys susirasite, pasižiūrėsite. Esu naršęs, aišku, žiūrėjęs, ten visokių pasirinkimų yra. Esu girdėjęs, kad net ir yra jau ten tų Norvegijų elitinių Instagramo modelių po 7-8 tūkstančius už valandą kronų. Be abejo, ar tai yra tiesa, aš niekada nesu girdėjęs, nes nesu sutikęs, esu tik tai sutikęs žmogų, kuris esą naudojasi tuo. O kaip ten yra iš tikrųjų, aš nežinau, bet jeigu reikia skubiai, tai galite pabandyti. Pasiseks, nepasiseks, aš nežinau, kaip visas ten, kas ten vyksta, ten yra nurodyti kažkokie, ar numerį yra SMS, WhatsApp ar dar kažkur, tai kaip ten su jom susibendrauti, kaip ten susisiekti, matyti ten paspaudintų nuorodų ir išmeta numeris dar kažką ir tiesiog susitarėte laiką, kur, kas, kaip ir važiuojate. Tikiuosi, neužblokuos manęs YouTube'as už tokią temą ir tikiuosi jums patiko, paspauskite laiką, followinkit, jeigu kažkas tai aktualu ir pasitengsiu dabar daryti dažniau, kadangi kažkiek įsigijau naujesnės programos, bandysim įsigyti kažkokį ieškom mikrofono, jeigu gali patarkit kokį mikrofoną įsirinkti, parašykite man apačioj komentarą, aš perskaitysiu, atsakysiu ir
ir pasirinksiu, nes iš tikrųjų neįsivaizduoju. Ir šį kartą tiek. Iki kito pasimatymo. Iki.